Rikiuoti! Du žingsnius į priekį! Žingsnis! Prie linijos. Vas! Prie linijos įsilygiam. Pulkininkė leitenantė, krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios kovos apygardos 8-osios rinktinės būriai rinktinės 22 metinių įkūrimo proga išrikiuoti. Rikiuotės vadas kapitonas Gudas. Sveiki, kariai! Sveiki! Sveikinu su švente! Gerbiamieji, iškilminga ceremonija skirta krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios kovos apygardos 8-osios rinktinės 22-osioms įkūrimo metinėms paminėti pradėsime Lietuvos Respublikos himnu. Svečiai, kariai, Didžiosios kovos apygardos 8-osios rinktinės gimtadienis, 22 metai nuo įkūrimo. Iš tikrųjų, šios rinktinės tradicijos siekia nuo pokario laikų, kuomet buvo sukurta partizanų Didžiosios kovos apygardos. Labiausiai aš ir noriu palinkėti mūsų jauniesiems kariams ištvermės ir ryžto tarnaujant. Šiandien 8-osios rinktinės pagrindų suformuota provincijos atkūrimo grupė atlieka misiją Afganistane. Tai vėl parodo, kad jūsų rinktinėje išties tarnauja kariai, turintis puikią patirtį ir pasirengimą. Taigi linkiu jūsų rinktiniai ir toliau puikiai vykdyti užduotis ir tarnauti tėvynei. Dabar krašto apsaugos savanorių pajėgų štabo viršininkas apdovanos pasižymėjusį karį. Už labai gerą Didžiosios kovos rinktinės būrių vadų pavaduotojų, skyriaus vadų kovinio rengimo pratybų organizavimą, sumanų ir iniciatyvų vadovavimą apdovanoju padėką kapitoną Vytautą Gudą. Ukmergės rajono savivaldybės vadovybės vardu sveikinu krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios kovos apygardos 8-osios rinktinės vadus ir karius savanorius. Linkiu nesustoti, nepavargti, būti pavyzdžiu, būti Lietuvos nepriklausomybės gynėjais ir kūrėjais. Ačiū. Kalbės laikinai einantis krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios kovos apygardos 8-osios rinktinės vado pareigas majoras Aidas Gicevičius. Ir darbuotojai, gerbiami Ukmergės miesto gyventojai ir svečiai. Šiandien sukanka 22 metai, kai 91 metų kovo 1 dieną
buvo patvirtintas savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos Vilniaus rinktinės etatų sąrašas. Ši diena yra laikoma oficialia 8-osios rinktinės įkūrimo diena. Džiugu pažymėti, kad tuomet savo veiklą pradėjusi vos nuo kelių dešimčių žmonių rinktinė per 20-metį pasikeitė ir kiekybės, ir kokybės. Teikti aukštesnius karinius laipsnius ir apdovanoti pasižymėjusius karius. Už pavyzdingą tarnybą, profesionalumą, iniciatyvų pareigų vykdymą bei asmeninį indėlį vykdant organizacijos užduotis rinktinės 22 įkūrimo metinės proga apdovanoju. Pasirašo laikinai einantis rinktinės vado pareigas majoras Aidas Vincevičius. Dabar bus iššautos 3 salvės iš istorinio pabūklo. Pirmoji salvė skiriama Lietuvai tėvynei. Antroji salvė skiriama Lietuvos kariuomeniai. Trečioji salvė skiriama Krašto apsaugos savanorių pajėgų 8-ajai rinktiniai.
Šaukštite toliau. Ką jums dar mėsos, kokią iškepti? Imkite. Džiaugtis, kad dar taip dovanojame. Ot, ne tu nori. Давайте покоше.